žvejai, sveiki laivybos mylėtojai. Šiandien norim padaryti vieną tokį pasibandymą. Reiškia, atvarė mūsų klientas padaryti aptarnavimą laiveliui. Jisai įsigijo pas mus Brema 450, užkabintas 50 arklio galių variklis. Sako, viskas būtų gerai, bet sunkiau keliasi į glysą. Nu, kaip visada mes tam pasikalbėjom, padiskutavom, kojos kampą pareguliuoti, tą, na. Tai vat, ketinam patys pabandyti suprasti tą problemą, ar čia yra problema, ar nėra tos problemos. Pasidalinsim tą patirtimį, nes turbūt ne vienintelis atvejis, kada žmonės ieško geriausių plaukimo savybių. Motoras pakankamai galingas, čia nėra to varianto, kad galios neužtenka į glysą išeiti. Viskas čia gerai, galios gana, pati valtis turi, taip reiškia, geras tokias savybės plaukti ir pabandysim suprasti. Patogus toksai diržas. Jo, esame ant vandens, tai kaip minėjau, dabar viskas tvarkoj, motoriukas prašildytas, pasibandysime, kaipgi čionais yra iš tiesų. Truputėlį pabandėm ir nesupratom, tiesiog žiūrėsiu, skaičiuosiu per kiek sekundžių, pasidarysim maksimaliai. Aš atsisėdu gale, svoris, reiškia, 2 žmonių, tegu bus gale. Tas, sakykime, blogesnysis variantas išėjimo į glysą. Sėdu aš šiandien. Variklis nuleistas į apatinę padėtį. Jo, variklis nuleistas apatinę padėtį. Nu ką, Raimondai, akceleruok, žiūrėsim tachometrą. 1, 2, 3, 4, 5 sekundės. 5 sekundės. km/h. Koją sukėlus. Ai, tu biščiai pripakėlei koją, jo, greitis padidėjo man koją pripakėlus. Akinius nusiimt, gal nepamečiau. Tai dabar tokia ir mintis yra, kai žmogus sako, yra problemėlė, sunkiai išsikelia į glysą arba ten per ilgai keliasi į glysą. Neturiu komentarų. Gerai, su geriausiam plaukimo savybėm dabar bandysim startuoti. Jo, 5 sekundės jinai glisuoja. Dabar truputėlį koja atkelta, sakykime, koja stovi toj vietoje, kada jinai pasiekė maksimalų greitį 53 km/h. Reiškia, glisavimo režime maksimalus greitis. Dabar žiūrėsim, kai koja šitoj padėti, per kiek laiko jinai išsikelia į glysą. Taip, reiškia, ant pirštelių skaičiuosiu sekundės. Startuok, Raimondai. 2, 3, 4, 5, 6, nežinau, 5 sekundės. Žiūrėk, dabar buvo 54, bet biškį delfinavimą darė jinai. Įsibėgėjo. Nesuprasi, per bangą labai ėjom. Nuo kaip įsuko. Per bangą ėjom, tai čia toksai irgi dar, žinai, bang. Gal ir kažkaip ir per daug buvo. Ne, bet tai viskas tvarko, gali čiagi su koja pasižaist, pasireguliuoti ir ten... Jo labiau viskas plaukiant reaguoja, vyrant maksimalių. Taip. Nežinau, viskas liuks. Aš vas kamerą išlaikau. Ai, na, sau. Kaip gražiai dirba kavitacinė plokštė. Bet taip turi viskas veikti, tas laivas.
Šitą laivą mes sukomplektavom prieš kokį gal porą mėnesių, ne? Panašiai žmogus dabar. Jo, žmogus dabar pasidarė 20 valandų plaukimą, pasidarė pritrynimą. Reiškia taip, sukomplektavome mes, įdėjom variklį. Koks mūsų buvo pasirinkimas pastatyti štai šitą valdiklį? Gamintojo numatyta yra valdiklį statyti šitoj vietoj. Gal va taip sėdint, Raimondai, tu biškį iš toliau pafilmuok. Va taip sėdint viskas tvarkoja, tas valdiklis čia būtų mum ir patogu, mes galim čia valdyti, bet mes tokį momentą įsivertinam, kad tarkim, kada tau reikia prisišvartuoti kažkur, tai prie liepto priplauktų, nori kažką gerai matyti, taigi dažnai žmogus atsistojęs, tu, reiškia, vairuojas. Tai va, tu stovėdamas pasieki čia vairas, čia valdiklis ir tu gali ten paduoti atgal, pirmin, reiškia, tas va, švartavimo momentas, už tai mes paprašėm pas laivyną, kad jisai mums pakeistų valdiklį iš to šoninio, iš šito viršutinį. Nu, aišku, čia tą dalyką suderinom su klientu. Tai va šitas pasirinkimas buvo dėl valdiklio, o visa kita, visa kita echoloto laikiklis, reiškia, yra ramas. Jisai tiko šitoj vietoj pasistatyti, kada vyksta transportavimas ant tento, tai reiškia, jisai taip užsilenkia, čia jau užsidarai, tentukas pasiūtas specialus, jisai čia po tentų užsidaro. Reiškia, mes čia turbūt ir taip dar galim jį pasukti, bet taip visai kompaktiškai pasidaryti. Tai va, tachometras įdėtas, trimo daviklis, kas čia dar, žmogui pastatėm rotatorių, live skopą. Laikiklis čia padarytas jam statyti, galiniai dėžutėj akumuliatorius pastatytas, visa elektros instaliacija, kuro bakas per centrą. Žinot, kaip svetimam laive kažką tai rodai, tai toks biški jausmas kaip svetimuose namuose. Nežinau, ar čia viską galima rodyti, o žmogaus, reiškia, visi įrankiai sudėti žvejybiniai, telpa ko taip per visą ilgį čionais. Taip, pasižiūrėsim, ar žuvim kvepia aeratoriuje. Kvepia žuvim, kvepia, atrodo, kad čia buvo, gyveno žuvytė, dabar čia virvė švartova įdėta. Taip, ką mes čia šitoj dėžiai turim, o, kiek čia daug viskų dalykų, pažveja daiktų per daug niekad nebūna. Čia dar vienas akumuliatorius. Taip, ir štai šitoj daly dar vienas akumuliatorius. Tai va, jisai galėtų plaukti ir be benzino, elektra varomas. Motoras nuimtas, ten padaryta rozetė, čia yra pajungti GPS inkarų šitam variklį, meškerių laikikliai. Taip pat žmogus su šeima numatęs poilsį taip pat, tai įdėtas yra stogelis. Bus galimybė saulės stogelį pasistatyti. Tai štai tokia Brėma 450. Su 50-tuku. Nežinau, man tai raketa. Viskas čia gerai glisuoja. Keičiam tepaliukus ir tegu žmogus laimingas plaukioja. Kad tik tai, kad kiptų negalima palinkėti. Echoloto akumuliatorius. Čia echoloto, ne? Terinis 12, starterinis ir vidaus įrangos. Ir 12 maitinimas grinai inkarai. Supratau. Akumuliatorius starteriui, akumuliatorius GPS varikliui, akumuliatorius echolotui. Viskas kaip priklauso. Dar patogi lentynėlė po konsolę. Va čia matosi žmogus pasidėjęs. Kėdė dedasi čionais, kam reikia šitą kėdę. Kėdės dabar neatsivežęs. Tai čia yra kapitono kėdė, dar viena kėdė komplektą statyti čionais galiniai platformą arba į priekinę platformą. Kada žvejot būtų galima taip. Stabilumas. Mes čia prieš kelias dienas su vienais klientais stabilumą tikrinam. Kai yra laivo masė, kai yra jo dydis, tai apie stabilumą čia diskutuoti nėra ką. Štai taip saugos raktas dedamas. Ir dar paprašiau vieno pabandymo, reiškia, kaip Brėma elgiasi viraže. Pasibandysim trumpą tokį, padarysim greičiuką. Biškį duosim greičiuką ir biškį posūkiuką padarysim.
priekis. Jinai nepasisvėrė. Brema plaukia maždaug kaip Edgaro Repko formulė. Jinai viražą daro pilnu gazu ir jo nėra pasisvėrimo jokio, ta prasme, lygiai eina. Geras, patiko šitas. Tiesiog įdomu, kaip tai atrodys iš šalies žiūrint, nes valtį esant tai labai geras jausmas ir saugiai jautiesi, kada valtis daro tokį staigų viražą dideliu greičiu, jinai nėra pasisvėrimo, nėra drifto. Pasižiūrėsim, kaip iš šono atrodo. Kiek čia? 2 sekundės iki. Geras. Aha, biškį oro užkabina jau, bet iki glystų 2 sekundės. Sakyčiau, čia 2-3 sekundės. Aha, biškį. Vienas keleivis orą užkabina staigesniam viraže. Reiškia, dar trumpas komentaras. Pasiskambinome laivo savininkui ir kažkaip tai diskutuojam, sakom, kad labai gerai ten čia į glysą įsikelia, viskas labai gerai. Bet, reiškia taip, mes dviese su Raimondu išplaukiam, tai mes sveriam kiekvienas gal ten maksimum iki 85 kg. O tas reikalas, ką klientas sako, tai sako, mes, reiškia, vienas virš 100 kg žmogus, ten gal apie 120, draugas kitas vėl nemažas ir dar trečias jų draugas yra, kuris ten irgi link 100 sveria. Tai tokia situacija ir gaunasi, kada 3 keleiviai gana sunkus ir tada pas juos tas išsikėlimas į glysą įvyksta ilgiau, negu mes eksperimentavom. Tai tada atsiranda vėl mintis bandyti eksperimentuoti su sraigto parinkimu. Čia stovi 14 žingsnio sraigtas, tai bandyti statyti 13 žingsnio sraigtą, tai tikriausiai klientas jį įsigys kaip atsarginį arba kaip pagrindinį. Šiaip ar taip sraigtą atsarginį reikia turėti. Nu, tai truputėlį bus pažeminta pavara, į glysą jinai išsikelinės, tai turės greičiau, nukentės truputėlį maksimalus greitis. Tai va tokios dar išvados, tai dar tokia istorija biški su daug taškių. Galima bandyti pakeisti sraigtą. Tai čia gaunasi, nu vis tiek, pagal kiekvieną individualią situaciją. Kieno koks laivas yra, kiek keleivių, kiek jisai užkomplektuotas, kiek akumuliatorių sudėta ir panašus tokie dalykai. Bet viskas normalu, viskas norma, taip ir turi būti. Nėra čia problemos nei laive, nei variklyje, yra reikalas teisingai sukonfigūruoti. Tai dar bandysim truputėlį to geriausio varianto, geriausią opciją susirasti.